Tai sveiki visi, prašom drąsiau, čia dar daug laisvų vietų yra, nelabai daug iš tikrųjų, tai spėsit, kas pirmieji tie būsit gudresni. Sveiki atvykę į Energetikos ir technikos muziejų. Padarom taip, padarom kokį normalų, pagarbų 10 sekundžių plojimo muziejų, gerai? Dabar. Labai gerai. Kas esat buvę šiaip muziejų ekspoziciją, pakelkit rankas. Oi, tai nedaug. Tai labai rekomenduoju. Ypač man patiko virsmo salė, kur yra ten kažkur Rusy. Vienas patarimas toks, prieš eidami į tą ekspoziciją apsirenkit sportinius drabužius, nes ten tikrai yra ką veikti. Ir ten labai įdomu. Tai va, aš esu Simonas iš Fizinių ir technologijos mokslų centro, tai tokia valstybinė įstaiga, kurioje atliekami įvairūs moksliniai tyrimai, fizikai, chemikai, medžiagų inžinieriai pas mus dirba. Ir noriu pristatyti Ernestą Bužavaitę Vertelienę, mūsų fizikė ir lazeristė. Jinai sakė, yra labai pavargusi, tai įkvėpkim ją truputį irgi gal plojimais, gerai, kad pasikrautų. Jos tema yra, kaip jūs visi matot, nuo nematomos dalelės iki matomos šviesos, kelias lazerio link. Jūs turbūt be abejo žinote, kad lietuviai yra labai stiprus, kalbant apie lazerius, jeigu ne vieni stipriausi, vieni kiečiausi pasaulyje. Turbūt nerasi aukšto lygio mokslo įstaigos pasaulinės arba tyrimų kokios laboratorijos, kurioje nebūtų vieno arba kito lietuviško lazerio. Praktiškai mes esam lazerių tauta. Visos mūsų sakmės, legendos, sutartinės yra apie lazerius, ar ne? Kažkaip panašiai. Tai va, bet kalbant apie Ernestą, Ernesta yra, dar jaunoji mokslininkė, bet jau daug pasiekusi, jinai dalyvavusi visokiausiose tarptautinėse ir ne tik konferencijose, gavusi apdovanojimų už geriausius pranešimus, jos straipsniai publikuoti aukščiausio lygio mokslo žurnaluose. Ir dar vienas dalykas, jūs užduokit, nebijokit užduoti paskui klausimų, nes jūs tikrai neišgąsdinsite Ernestos niekaip, nes ji dirba labai pavojingą darbą. Žinot, teko man būti mūsų centro lazerių vienoje laboratorijoje ir ant jos durų yra toks, užklijuota toks įspėjimas, kad elkitės atsargiai, kad netyčia nenusidegintumėt savo likusios akies. Nes prasideginti ten drabužį, dar kažką ir nedaug dievę kūną yra labai lengva. Tai, žodžiu, Ernest yra viena iš tų, kurio aukojasi dėl mūsų visų. Tai susimastykime apie tai, gerai? Tai va. Ir kągi, duodu mikrofoną Ernestai. Tikrai nebijoju, kad po jos paskaitos ir po šito susitikimo mes daugiau visko sužinosim ir būsim labiau apšvitinti, labiau apsišvietę, turbūt. Jo, gerai. Taip, tai sveiki. Aš gal pasilipsiu čia aukščiau, kad po to galėčiau perjunginėti skaidrės. Tai ačiū labai už tokį malonų pristatymą. Taip, aš esu tas žmogus, kuris labai baisiai dėl jūsų visų aukojasi kiekvieną dieną. Šiaip iš tikrųjų mūsų laboratorijoje, kadangi jau dabar taip užsiminė apie tą pavojingumą, tai lazeriai iš tikrųjų yra toks dalykas, kurie gali būti šiek tiek pavojingi arba gali būti labai pavojingi. Ir mūsų laboratorijoje labai tokių pavojingų atvejų nėra, bet aš šią vasarą buvau komandiruotėj tokiam kariniam prancūzų ir vokiečių institute. Ir jie tenais turi visokių, žodžiu, gamina ginklų, kurie būtent yra ten arba terahercuose, ar ten lazeriniai ir taip toliau. Ir vienas iš tokių lazerių, kuriuos parodė, tai yra toksai lazeris, kuris tenai duoda labai daug energijos į vieną tašką. Tai sakė, jie deda plytas tam, kad nepataikytų tie atspindžiai ten, kur nereikia, nes vien nuo atspindžių, tai reiškia ne visiškai tiesiogiai, kas iš lazerio išeina, o nuo atspindžių nudega oda ir visa kita ir iki mėsytę, sakė, prakepa. Tai va, tai iš tikrųjų būna ir pavojingų, bet mes galbūt nesam tiek pavojingi. Tai va. Tai dabar pabandysiu jums kažkiek papasakoti apie tai, kaip veikia tas lazeris. Tai jeigu taip pabandysim išsiaiškinti iš vis, kas tai yra, kuo jisai yra ypatingas, kuo jisai skiriasi iš vis nuo paprastų šviesos šaltinių, ne?
Tai kai žmonėm pasakai lazeris, visi iš karto pagalvoja ten Star Wars filmai, kokios nors ten planetos sprogdinamos su lazeriu, ten lazeriniai kardai, lazeriniai kokie nors ginklai. Iš tikrųjų, taip visiškai nėra. Lazeris dėja, bet dar kol kas nėra daiktas, kurį mes galim paimti ir taip viską susprogdinti ir sušaudyti. Pabaigoje tikiuosi, kad parodysiu, kad įmanoma kažkiek prieiti iki tokių idėjų, bet kol kas mes dar, kaip sakyt, nesam tiek stipriai pasaulyje pažengę. Tai iš tikrųjų lazeriai dažniausiai atrodo taip, kaip čia parodyta. Tai būna tokios sistemos, kur daug visokių optinių elementų, daug visokių dalykėlių sustatyta. Ir tas spindulėlis, kuris išeina, galų gale praeina per visokias sudėtingas optinės sistemas. Kitas pavyzdys lazeriukų, kurios turbūt daug kas galbūt esat matę, tai yra taip vadinami lazeriniai pointeriai. Tai yra lazerinės rodyklės, paprasti rankiniai yra lazeriukai, kurios galima nusipirkti net ir parduotuvėse ir nereikia kažkokių specifinių leidimų jiem turėti. Tai pabandysiu jums paaiškinti, kas yra tas lazeris, kuo jisai skiriasi nuo paprastos lemputės, kur mes galim tų lazerių sutikti, kitaip tariant, kur jie šiuo metu yra naudojami tokiose kasdienėse vietose, kur galbūt net nepagalvojat, kad tenai gali būti lazeriai naudojami. Na ir kokia ta ateitis, kur dar galima pasistumėti ir kur čia, kaip sakyt, dar galima pajudėti, nes atrodo, kad visi žino, visi visur naudoja lazerius, Lietuva yra lazerių šalis ir taip toliau. Bet kažkaip dar vis yra tokių sričių, kur atrodo, kad, yra sričių, kur atrodo, kad jau viskas kaip ir nebėra kur toliau judėti, ir yra sričių, kur atrodytų, kad galbūt galima kažkaip tą panaudoti. Tai pats pagrindinis punktas, kas yra lazeris, tai iš tikrųjų tai yra šviesa. Tai yra kiek kitokia šviesa, tai pabandysim nuo tokios pradžios pereiti prie paties jau to apibrėžimo lazerio. Tai kas iš vis yra šviesa? Ar yra žinančių, kas tai yra? Tai taip? Tai čia dalelė banga. Banga. Taip, gali būti šviesa, kurią mes, pavyzdžiui, matom, tai kas ateina iš Saulės yra banga. Tai yra kintamas elektrinis ir magnetinis laukas, kuris laisvoje erdvėje gali sklisti. Tai reiškia, kad lygiai taip pat kosmose mums nereikia kažkokių specifinių terpių, gali nebūti nei vienos molekulės ir vis tiek ta banga sklinda. Jeigu mes ją pasiuntėm, jinai ir nukeliauja. Dėl to iš Saulės šviesa ateina iki mūsų planetos. Tai šviesa yra tam tikra energija, kuri yra pernešama, ar ne? Ir jeigu mes pasižiūrėsim į elektromagnetinių bangų spektrą, tai ką galim matyti? Tai galim matyti, kad ten, kur yra regimoji šviesa, nežinau, ar matot, kur yra ta didžiulė skalė ir ant tos didžiulės skalės mažas toksai spalvotas brūkšnelis, tai yra tai, ką mes galime matyti. Ir jeigu mes palygintumėm, kokie tai yra bangos ilgiai, ar ne, koks yra tas matomos šviesos bangos ilgis, kokiam yra ruožė, jeigu mes jį lygintumėm su plauko storiu. Tai pasiimam savo plauką, pasižiūrim, kokio plonumo jisai yra. Tai iš tikrųjų jo plonumas yra 50 mikronų. Tai įsivaizduokit, kad šitą daiktą mums reikėtų padalinti maždaug į kiek? Į 100 dalių. Tai sudalinam tokį plauką ir gaunam vieną bangos ilgį kažkokį. Tai reiškia, tai yra labai labai maži dydžiai.
Tai ta šviesa, kurią mes gaunam iš saulės, kaip mes žinom, yra balta. Tai reiškia, iki mūsų ateina balta šviesa. Kas iš tikrųjų yra ta balta šviesa? Tai yra atskirų spalvų, atskirų bangos ilgių paketas. Tai reiškia, mes turim raudoną, žalią ir mėlyną ir šitų bangų paketas atėjęs tampa balta šviesa. Ir mes tokią baltą šviesą galime lygiai taip pat išskaidyti į atskiras komponentes, tai yra į atskiras dalis. Tai visą laiką labai ilgą laiką buvo galvojama, kad tai, ką mes matom, ar ne, tai šviesa, kuri ateina, yra banga. Ir buvo iškelta tokia teorija, tai Einšteinas iškėlė tokią teoriją, kad iš tikrųjų ta banga yra toks sudaryta iš dalelių. Tai dalelių fotonų. Ir iš viso šito, iš šitos kilusios idėjos, kuri ilgą laiką buvo tik tai teorija, visi galvoja vis tiek, kad šviesa yra, kad yra banga. Na ir praėjus kažkiek laiko buvo sugalvota, kaip reikia eksperimentiškai įrodyti, kad visgi ta šviesa gali būti fotonas. Tai kaip galima išsiaiškinti, kad egzistuoja fotonas? Ar turit kas nors kokių nors minčių? Duoti akį ir žybsi. Galbūt yra variantas, bet dar tokio nemačiau. Tai iš tikrųjų, norint pamatyti tokią dalelę, kadangi fotono mes negalim erdvėje pasakyti, kad vat čia va dabar bus fotonas. Fotonas elgiasi chaotiškai ir mes negalim nuspėti, kur jisai bus. Tai jeigu mes paimam kažkokį šviesos šaltinį, pridedam labai daug filtrų, kad labai mažas kiekis tų fotonų išeitų ir faktiškai gaunam tokią situaciją, kur galima laikyti, kad išeina po vieną fotoną. Tai jeigu mes tokius fotonus leidžiam į fotoplokštelę, galim parodyti, ar tikrai va tas fotonas egzistuoja. Nes jeigu mes turėsim bangą, reiškia mūsų fotoplokštelė iš karto mums duos atvaizdą. Jeigu mes turėsim fotonus, mes turėtumėm turėti kažkokį chaotišką išsidėstymą plokštelį. Nu tai nepatikėsit, bet žmonės taip padarė ir taip ir gavo. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad matuodami pradiniais laiko momentais mes gaunam kažkokį vaizdą, kur yra tokie pavieniai taškiukai. Ir kaip ir jokio atvaizdo negalim gauti. Jeigu pakankamai ilgą laiką mes leidžiam po tą nedidelį kiekį tų fotonų, galų gale mes gaunam vaizdą, kuris mums atsiveria būtent tą kažkokią nuotrauką, tas vaizdas, kurį mes ir norėjom užfiksuoti. Tai tokiu būdu buvo įrodyta, kad šviesa ne vien tik tai gali būti banga, bet iš tikrųjų tai yra dalelė. Kam dabar aš čia pasakoju apie tą fotoną ir kam čia to viso reikia tose lazeriuose, jeigu lazeris yra banga, išeina šviesa. O viso to reikia supratimui paties lazerio veikimo principo. Dėl to, kad viso tai, ką mes gaunam, visos tos, tai kas ateina iš saulės, tai kaip šviečia mūsų telefonas, tai kaip šviečia mūsų kaitrinė lemputė arba nebūtinai kaitrinė lemputė. Tai visa tai yra taip vadinama tokia spontaninė emisija. Tai aš pabandysiu jums dabar paaiškinti, kaip iš vis atsiranda fotonas. Tai vienas iš pavyzdžių yra, tarkim, kad mes turim medžiagą ir ją, pavyzdžiui, apšviečiam kažkokia balta šviesa, ne? Ir jeigu dabar yra taip, kad ta medžiaga
sugeria kažkurį vieną bangos ilgį iš baltos šviesos. Mūsų elektronas, kurį mes dabar pavaizduojam kaip kamuoliuką, pakyla į taip vadinamą sužadintą būseną. Tai reiškia, mes suteikiam tam kamuoliukui pakankamai energijos, kad iš kalno apačios jisai pakiltų į viršų. Jeigu žiūrim toliau, tai tam kalno viršui, tam kamuoliukui, tam elektronui yra labai nepatogu būt, nes tai yra tokia būsena, kuriam kaip ir norėtųsi nuriedėti nuo kalno. Tai po kažkiek laiko jisai galų gale paima ir nuo to kalno nurieda. Dabar, kai jisai nurieda nuo to kalno, jisai išspinduliuoja fotoną ir tas fotonas paprastai būna tokio bangos ilgio, koks yra va tas tarpelis tarp tų dviejų lygmenėlių, tai yra kalno viršaus ir kalno apačios. Tai va tai ir yra spontaninė emisija. Dabar spontaninė jinai yra todėl, kad va tam viršui jam yra nestabilu, jisai nežino kaip elgtis ir jisai tiesiog tada, kada nori, tada ir nurieda žemyn. Tai, kaip minėjau, pavyzdžiai yra va ten saulės šviesa, ten lempos ir taip toliau, bet yra dar keli spontaninės emisijos pavyzdžiai. Tai tokie galbūt rečiau sutinkami, tai pavyzdžiui yra bioliuminescencija, tai yra kai pavyzdžiui jonvabaliai šviečia arba kokie nors dumbliai šviečia. Ir yra toks dalykas kaip fotoliuminescencija. Tai dabar aš jums galbūt pabandysiu parodyti, kaip ta fotoliuminescencija atrodo, nežinau kaip seksis prie tokio apšvietimo, nes reikėtų iš tikrųjų galbūt tamsos daugiau tokiam dalykui, bet nu va, tai aš čia dabar turiu pavyzdį. Tai yra 3 buteliukai, kur yra geltonas, žalias ir oranžinis, raudonas toksai skystis. Kaip labai lietuviškai atrodantis. Tai jeigu aš paimu šviesos šaltinį, tai šiuo atveju ultravioletinį šviesos šaltinį, ką tai reiškia, tai yra labai didelės energijos šaltinis. Ir jeigu aš jį nukreipsiu į šitos buteliukus, tai va, jeigu atkreipsi dėmesį, jie pradeda fluorescuoti, tai yra taip vadinama fluorescencija. Tai būtent įvyksta dėl to, ką aš jums prieš tai rodžiau, kur mes apšviesdami tam tikrą šviesą, tai reiškia didelės energijos, galim tam kamuoliukui suteikti energijos užlipti kalną ir po to, kai jisai jau nudarda žemyn, mes gaunam tam tikrą spalvą, tam tikrą efektą. Tai dėja, bet lazeris veikia ne spontaninės emisijos principu, nes jeigu jisai veiktų spontaninės emisijos principu, tai mes tikrai nematytumėm lazerio šviesos už labai didelio atstumo. Nes jeigu aš netgi paimčiau kokią nors, pavyzdžiui, paprastą lemputę ar netgi prožektorių, per didelį atstumą tas mūsų spindulys pasidaro platus, išblėsęs. O, liuks. Labai gerai, ačiū. Tai jisai pasidarytų nematomas. Tuo tarpu lazeris atrodo galima iš vieno Vilniaus galo iki kito pašviesti ir mes matysim, ar ne? Tai kuo jisai yra ypatingas? Tai jisai yra ypatingas tuo, kad tai yra koherentinis šaltinis. O spinduliavimas yra pagrįstas stimuliuota emisija. Ką reiškia koherentinis ir ką reiškia stimuliuota emisija? Tai įsivaizduojam tokią situaciją,
kad mes turim medžiagą, kur jau tie mūsų kamuoliukai yra sukelti į kalno viršų. Ir jeigu mes paleidžiam dar fotonų, kurie yra tokios pat energijos, kaip ta energija, kurios reikia į viršų pakilti, ar ne? Tai fotonas iš esmės tokiu atveju praskridęs pro jau sužadintą elektroną priverčia tą elektroną nukristi žemyn. Ir jisai tai padaro būtent tuo momentu, kai ateina mūsų ta banga, tas fotonas. Situacija yra tokia, kad jie visą laiką gaunasi taip, kad išeina du fotonai, kurie yra fazėje. Tai fazėje reiškia, kad jų pradžia, jų kiekviena dalis sutampa. Jie yra vienodos energijos, jie juda viena kryptimi ir jie abudu yra fazėje. Tai yra koherentiškumas. Dėl to koherentiniai šaltiniai ir yra ypatingi, kad jų fotonai visi elgiasi kaip vienas. Jie visi juda kartu ir yra vienoj fazėje. Tai ko mums dabar reikėtų, kaip mums išvis gauti tą visą, kaip sakyti, tokį lazerį, kaip jį pasidaryti. Tai pirmas dalykas, reikia taip vadinamos aktyviosios terpės, tai reiškia, kad tam tikros medžiagos, kuri gali elektronus išlaikyti sužadintoj būsenoj pakankamai ilgai. Nes paprastai medžiagos yra linkusios būti žemiausiai energetiniai būsenai. Tai reiškia, kad jiem visą laiką yra patogiau ten, kur yra viskas stabilu ir viskas gerai. Kitaip tariant, toj kalno apačioj. Tai yra medžiagų, kurios, kaip sakyt, turi plokštesnę kalno viršūnę ir dėl to elektronai gali išbūti tose medžiagose sužadintai būsenai daug ilgiau. Tai mums reikia aktyviosios terpės, tai aktyvioji terpė va čia yra pažymėta vienetu. Tai aktyvioji terpė bus ta medžiaga, kuri ir kuria mūsų koherentinį šaltinį, koherentinius fotonus. Tada mums reikia išorinio kažkokio energijos šaltinio. Tai mums reikia iš kažkur tai sistemai duoti energijos, kad jinai po to mums išspinduliuotų tai, ko mums reikia. Tai reiškia, galim pavyzdžiui naudoti tiesiog baltos šviesos lempas. Toliau mums reikia dviejų veidrodėlių, tai taip vadinamo rezonatoriaus. Tai mes paimam du veidrodžius. Vienas veidrodis yra toksai, kuris pilnai atspindi fotonus ir kitas veidrodis yra, kuris dalinai atspindi ir dalinai praleidžia. Tai tokius padaro pusiau skaidrius veidrodėlius. Ir kas toliau vyksta? Taigi, o vyksta tokie dalykai, kad kai mes apšviečiam šitą mūsų cilindrą, čianai yra sukuriami fotonai, kurie tarp tų dviejų veidrodėlių juda. Bet to iš tikrųjų nepakanka. Ko mums dar reikia? Tai mums dar reikia sukurti taip vadinamą populiacijos inversiją. Labai gražus žodis. Tai populiacijos inversija yra tokia situacija, kai mes turim labai didelį kiekį elektronų, kurie yra sužadintoj būsenoj. Nes kaip jau prieš tai sakiau, paprastai elektronai nori būti pačioje apačioje, ten, kur jiem yra paprasčiau. Ir labai mažas kiekis elektronų papuola į viršų, į tą sužadintą lygmenį. Jeigu mes surandam tokias medžiagas, kur mes galim prigrūsti tų elektronų labai daug į viršų ir padaryti, kad jų būtų daugiau viršui negu apačioj, tai tai yra vadinama populiacijos inversija. Dėl to ir vadina toks populiacijos apvertimas, nes paprastai populiacija būna žemai, o čia mes paimam ir padarom, kad būtų atvirkščiai, kad tos populiacijos būtų daug pačiam viršui. Tai kaip dabar padaro
kaip dabar tose lazeriuose padaro, kad tų elektronų būtų daugiau sužadintam lygmenį, tam viršui, negu apačioj. Tai būdas, kaip tai padaryti, yra naudojant arba, kaip minėjau, kažkokias medžiagas, kurios turi labai ilgas gyvavimo trukmes. Kitas būdas yra tiesiog labai daug kartų praleisti fotonus per tą mūsų aktyvę terpę. Tai va dėl to mums reikia to rezonatoriaus, dėl to mums reikia tų veidrodėlių, kad tie fotonai, kai jie yra sukuriami, daug kartų pravaikščiotų ir per tuos elektronus, kurie jau yra sužadinti, galėtų sukurti dar daugiau fotonų ir tokiu būdu gaunasi, kad mes padarom sistemą, kur tiesiog atsiranda visi sužadintam lygmenį. Tai paimam, apšviečiam mūsų aktyvę terpę, ar ne, kažkokią lempą, suteikiam energijos, tai reiškia, tada mūsų aktyviojoje terpėje esantis atomai arba molekulės išspinduliuoja fotonus, nes jie sugeria baltą šviesą, būna sužadinti, išspinduliuoja tam tikro bangos ilgio fotoną. Tie fotonai toliau keliauja, toliau yra sugeriami ir toliau išspinduliuoja fotoną. Ir taip seka yra tokia, kad kai atsiranda daug sužadintų elektronų, atsiranda jau tas koherentinis spinduliavimas, tai atsiranda vis daugiau fotonų, kurie tarpusavyje yra fazėje. Ir vaikščiodami per veidrodėlį, iš vieno galo jie pilnai atsispindi, o per kitą galą jie dalinai praeina. Ir tokiu būdu mūsų lazeris pastoviai kažkiek tų fotonų išleidžia į lauką. Tai dabar pats pirmas lazeris, iš tikrųjų pirmieji lazeriai eksperimentiškai pademonstruoti, nes teorijos, kad gali būti tokia spinduliuotė, buvo jau ten gal 1920 metais, bet jau fiziškai padarytas lazeris, pats pirmasis buvo apie 60-osius metus. Tai jisai buvo padarytas iš labai nuostabaus brangakmenio rubino ir paėmė rubino kristalą ir aplink tą kristalą apvyniojo lempą, kitaip tariant, išliejo lempą tokią, kad jinai apeitų aplink tą kristalą ir tokiu būdu pademonstravo, kad iš tikrųjų galim turėti koherentinį šaltinį. Tai maždaug taip atrodė tie pirmieji lazeriai, tai vat čia nežinau kiek matosi, bet tenai yra ant rubino strypelio apvyniota tokia, tiesiog dujišlydžio lempa. Tai dabar lazeriai paprastai yra skirstomi į tokias, kaip sakyti, dvi pagrindinės kategorijas, tiksliau į kategorijas palei du pagrindinius savo, kaip sakyti, parametrus. Tai vienas yra pagal trukmę, tai reiškia, ar jie yra impulsiniai ar nuolatinės veikos. Tai nuolatinės veikos reiškia, kad jisai pastoviai spinduliuoja koherentinę šviesą, tuo tarpu impulsiniai tai daro tam tikrais impulsais. Reiškia, tam tikrą laiką išeina šviesa, tam tikrą laiką šviesos mes neturim. Ir tada dar yra skirstomi palei terpę, tai yra ta aktyvioji terpė, ta medžiaga tarp rezonatoriaus pagal savo, jau kaip sakyt, tą medžiagą. Tai yra pagrindinės tokios 3 kategorijos, tai yra dujų lazeriai, tada yra kietakūniai lazeriai, tai vat, pavyzdžiui, rubinas, safyras, koks nors stiklas, prikimštas visokių labai taurių ir nuostabių metalų. Ir tada yra puslaidininkiniai lazeriai. Tai puslaidininkiniai lazeriai pagrindai yra diodiniai lazeriai, tai yra jau lazeriukai, kurie yra labai maži. Jie paprastai jau yra dedami į visokias mikroschemas, į visokias internetinės perdavimo linijas ir taip toliau. Tai yra jau labai labai maži daiktai, kurie gali būti ir jūsų telefonuose, ir jūsų kompiuteriuose. Tai va, tai dabar kalbant apie lazerių taikymus, tai
kur mes galim tų lazerių rasti ir kur mes galim juos pritaikyti. Tai kai nueinat į parduotuvę ir jums nuskenuoja prekės barkodą, tai žinokit, kad nuskenuoja barkodą lazeris. Kai nueinat į koncertą ir matot gražius tokius pašvietimus, tai žinokit, kad ten irgi naudojami yra lazeriai su įvairiom labai gudriom mechanikom, kurios gali judėti, kur veidrodėliai gali judėti labai dideliais greičiais ir tokiu būdu projektuoti lazerio piešinį. Visi kietieji diskai, tai yra, kas dar atsimena CD panaudojimo kompiuteriuose, tai visą laiką buvo naudojami lazeriukai nuskaitymui informacijos iš kompaktinių diskų. Internetui, šviesolaidžiam, informacijos perdavimui, nes šviesa nieko nėra greičiau už šviesą, tai yra greičiausias būdas, kaip jūs galite gauti informaciją. Lazeriniai spausdintuvai irgi naudoja lazerius. Kiti tokie galbūt nestandartiniai, įdomesni, tai vat yra pavyzdžiui pjovimas ir virinimas. Volkswagen, Audi, BMW gamyklose ir kitose automobilių gamyklose stovi didžiuliai lazeriai galingi, tai dažniausiai būna CO2 lazeriai, kurie pjauna metalo plokštės ir tas visas karkasas, kurį jūs turite automobilio, dažniausiai būna išpjautas būtent lazerio pagalba. Lygiai taip pat virinimui automobilių pramoniai irgi plačiai yra naudojami lazeriai. Na ir turbūt gal žmonėms paprastiems dažniausiai pats aktualiausias taikymas tai yra medicina ir iš tikrųjų lazeriai šitoj vietoje yra labai stipriai pažengę ir labai plačiai taikomi, tai tiek akių operacijose, tiek kraujagyslių operacijose yra plačiai naudojami. Dabar, ar maždaug įsivaizduojat, kodėl tos lazerius naudoja? Kodėl nenaudoja skalpelio, pavyzdžiui? Daug mažesnis taškas. Jeigu mes turim lazerį, lazeris paprastai labai mažą plotą pažeidžia audinių ir dėl to jie yra tiek mylimi ir tiek visur taikomi. Jūsų audiniai mažiau pažeidžiami negu pjaunant skalpeliu ir tada yra gijimo procesas daug paprastesnis. Kitas dalykas, jūs galite neperpjaudami žmogaus prieiti prie tam tikrų vietų per kateterius, per šviesolaidžius ir praoperuoti tam tikras kūno dalis, nepanaudojant skalpelio. Tai vat vienas iš tokių pavyzdžių, kas dabar labai jau yra stipriai paplitę, tai vat būtent yra kraujagyslių operacijos naudojant lazerius. Na ir kas be ko, karinė pramonė. Tai karinė pramonė iš tikrųjų labai stipriai naudoja lazeriukus. Didžiausia problema, su kuria visą laiką jie susidurdavo, yra lazerio dydis. Nes kuo mes norim galingesnio lazerio, kad jisai mums duotų daugiau energijos ir, sakykime, pašautų kokį nors droną, tai tuo mums reikia didesnės aktyviosios terpės, didelių aušinimo sistemų, didelių optinių komponentų ir taip toliau. Ir visas mūsų tada tas lazeriukas patampa nebe kažkoks rankinis, o pasidaro labai didelis. Ir tai yra problema, kurią dažniausiai kariuomeniai žmonės ir turi išspręsti ir tas yra, kaip sakyt, daroma. Tai amerikiečiai yra šitoj srity labai daug pažengę, jie jau yra uždėję lazerius, kurie gali pramušti skylę, sakykime, štai tokio maždaug storio metaliniam šarve, tiek tankų, tiek laivų, tiek lėktuvų, tiek įvairių raketų ir jie tuos lazerius gali uždėti jau ant laivų, gali uždėti ant tam tikrų tankų ir taip toliau.
Tai yra naudojami, čia yra tokių porą pavyzdžių, kaip atrodo su lazeriu pramušta skylė metaliniam šarve. Ir iš tikrųjų jau yra nemažai tokių taikymų, kurie dar nėra komerciniai, bet jau yra ne kartą parodyta, kad iš tikrųjų su lazeriuku galima labai tiksliai, labai greitai numušti, pavyzdžiui, raketas, kas yra labai aktualu. Tai dabar klausimas yra, kas yra toliau. Tai iš tikrųjų lazeriukai toliau gali stumtis arba į labai mažus dydžius, arba į labai didelius dydžius. Tai kai mes kalbam apie lazeriukų sumažinimą, tai yra panaudojimą tiek kvantiniuose kompiuteriuose, nes jau yra kalbų apie tai, kad tam tikri yra lazeriai, kurie gali būti pritaikyti kvantiniuose kompiuteriuose, kuriuos galima naudoti. Ir lygiai taip pat interneto sistemose, kad nereikėtų naudoti elektronikos elementų, galim daryti visokias metalinės struktūras, o tokias kaip ten kairiai pusiai ar dešiniai, net nežinau, iš tos pusės į kairę, jum į kairę, ne? Tai tokios struktūrėlės, kurios yra labai mažas, tai vėlgi prisimenant plauko analogiją, čia yra keli šimtai nanometrų, tai kai mes kalbam apie keli šimtus nanometrų, reiškia plauką reikia sudalinti į labai daug dalių. Tai tokie prietaisai, sakau, galėtų būti tiek interneto pagreitinimai, kur jau tikrai galėtumėm šviesos greičiu gauti internetą, tiek kvantiniuose kompiuteriuose. Tai va, o toliau apie karinę pramonę kalbant, tai dabar jau vienintelis dalykas, ką mums liko padaryti, kad galėtumėm galų gale turėti tą lazerinį kardą, ne? Tai greičiausiai nenoriu sakyti ne, nes labai dažnai, kai kas nors iš mokslo žmonių pasako, kad ne, taip niekada nebus, tai žinokit, būtinai po kokių 5 ar 10 metų atsiranda. Tai aš sakyčiau, kad galimai ne, bet negaliu, kaip sakyt, viso to sakyt, kad neįmanoma. Tai čia yra irgi vienas iš pavyzdžių, kaip amerikiečiai yra padarę jau nešiojamus lazerinius šautuvus, kurie irgi gali pramušti kažkiek kario odą ir kario šarvą. Ir kaip kažkada kažkoks fizikas didžiai gerbiamas yra pasakęs, tai į lazerio spindulį galima pasižiūrėti 2 kartus, su viena akim ir su kita akim. Tai ties šituo mano prezentacija ir baigėsi. Dabar aš jums galėsiu prasiųsti, parodyti kažkiek optinių elementų ir galėsiu parodyti lazeriuką, kaip atrodo tie lazeriai ir kokia jų yra konstrukcija. Tai galim padėkoti Ernestai. Ačiū. Jo, tai žiūrėt lazeriukus tada. Ir ačiū Ernestai, kad mes galėjom taip saugiai iš tikrųjų pažvelgti į tai, kas tie lazeriai yra, kad nereikėjo paaukoti mums akies ar dar kažko. Gerai. Tai vėlgi, dabar metas jūsų klausimams ir aš norėjau užduoti klausimą apie tos šviesos kardus, bet jau kaip ir atsakei, bet yra kitas klausimas. Mes labai norim, kai kas nori, kai kas nelabai, susisiekti su ateiviais, jeigu tokių yra kažkur, sąlyginai netoli. Ir kiek yra įmanoma, tarkim, kokią nors pasiųsti galingą lazerio signalą, mirkt kažkur į visatą ir mus pamato ir atskrenda ir ten jau draugiškai su mumis elgiasi ar nedraugiškai, nežinom, bet toks variantas. Ar yra iš vis jisai svarstomas ir kiek tai realu? Tai
Kiek jisai yra svarstomas, pasakyti negaliu. Aš manau, kad visą laiką yra, kaip sakyt, bandoma ieškoti tos gyvybės kažkur kosmose. Tai žiūrint, kiek toli jie gyvena. Jeigu jie ne taip baisiai toli gyvena, tai gal ir sulauksim, bet dėja, jau kiek yra žinoma, tai, ką mes matom, pavyzdžiui, danguje, ar ne, tos kosminius kūnus, kuriuos mes stebim, ypač tos tolimesnius įvairias galaktikas, tai jos jau yra prieš kokius kelis milijonus metų. Ką mes matom šiandien, tai yra tai, kas buvo. Tai bėda yra ta, kad galimai, kai jau tie mūsų kosmonautai atskristų pasižiūrėti, kasgi čia tokie gyvena, tai galbūt mūsų ir nelabai būtų. Nors velniai žino, kaip ten iš tikrųjų būtų. Tai įmanoma ir aš manau, kad yra ne vienas jau toksai bandymas pasiūstas ir padarytas. Tik tai, kad negavom atsakymo dar. Gal ir gerai? Gal ir gerai. Taip, dabar aš turiu tokią pareigą mikrofoną šitą duoti jums. Užduokit, prašom, klausimą mūsų Ernestai. Dabar čia visi taip. Dėkui. Sveiki, ačiū už pristatymą. Klausimas gal į tą pačią temą. Tai jeigu mes pasiųstumėm tą lazerio spindulį į kosmosą, tai kiek jisai sklistų, kiek jis liktų fokusuotas, ar jisai galų gale tiesiog sunyktų, išplistų galybę ir taip toliau. Taip, tai klausimas yra iš tikrųjų labai geras. Lazeriai turi tokią savybę, kuo jie yra ypatingi lyginant su kitais šviesos šaltiniais, tai taip sakoma, kad yra maža pluošto skėstis, tai reiškia labai gražus lygiagretus spindulių pluoštas. Tai faktas, kad jeigu mes paleisim lazerio spindulį, jisai kažkuriuo metu pasidarys labai platus ir praras savo tą koherentiškumą. Tie fotonai pradės būti nebefazėje. Dabar, kiek jisai ilgai sklis, tai jeigu pakeliui neturėsim jokių kliučių, nieks jo nesugers, tos šviesos ar ne, tai ir nieks jos neišsklaidys, tai mūsų tas spindulys taip teoriškai, hipotetiškai galėtų amžinai ir keliauti. Tai svarbiausia, kaip sakyt, kad neatsirastų kažkokių trikdžių visam šitam reikalui ir tada tas lazerio spindulys gali nukeliauti. Dėkui. Taip, dar prašom klausimų, jeigu yra drąsiai. O, super. Tie praeinantis lazeriai, tai jie visiškai prašviečia, ar jie irgi tik tais labai greitai blinksi kaip saulė, kur irgi banga šviesa tiesiog labai greitai blinksi. Gal galit dar kartą pakartot klausimą, kad aš galėčiau gražiai, Yra dvi skirtingos rūšys lazerių, tie blinksintis ir tie neblinksintis. Ir aš palyginau su saulė, kuri, man atrodo, irgi visą laiką blinksi, tik labai greitai ir daug greičiau negu kuris iš mūsų gali įsivaizduot. Tai tie, kurie neblinksintis lazeriai, jie irgi greitai blinksi, ar jie iš tiesų tiesiai šviesą. Tiesiai. Jūsų klausimai yra labai, klausykit, geri. Tai iš esmės tai pagal apibrėžimą turėtų būti, kad tai yra pastoviai šviečiantis, bet priklausomai nuo medžiagos tai gali būti tas variantas, kur mes tiesiog negalime savo turimais metodais pamatuoti. Pamatyti mes tikrai negalime, dėl to, kad mūsų akis negeba gaudyti tokių trukmių. Bet gali būti toksai, sakykime, variantas, kad mes sakom, kad tai yra nuolatinis lazeris, o jisai tiek bliksi, kad mes fiziškai tiek dažnai, kad mes negalim to pamatyti. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai impulsiniai lazeriai yra, ar ne, tai tas impulsinis lazeris veikia taip, kad jūs
vienu metu pašviečiat, apšviečiat ir jisai išleidžia tam tikros trukmės pluoštą. Ir tas toksai bangos paketas, jisai keliauja. Tai jeigu jūs turit galit pakankamai dažnai apšviesti, kad daug tų paketų išeitų, jūs faktiškai gautumėt pastovią šviesą. Tai va čia, kaip sakyti, aš jums taip tiksliai atsakyti negaliu, nes pagal apibrėžimą tai būtų pastoviai išeinantis, nes mes neturim kažkokio pertraukimo, tai yra pastoviai keliaujantis fotonai, niekada nėra jokio tarpo. Šviesa irgi lygiai taip pat ateina pas mus, mes turim pastoviai nepertraukiamą šviesą, kuri iki mūsų ateina. Labai maži. Fotonai yra labai maži, bet kai jie keliauja vienoj grupėj, tai tada mes turim bangą. Tai tos bangos, kurios iki mūsų ateina, jos yra pastoviai dėl to, kad yra fotonų grupelės, kurios erdvėje, ar ne, įsivaizduokim taip, kad čia yra fotonų grupelė, čia yra fotonų grupelė ir jau kai jie yra grupelė, jie yra banga. Ir mes turim tokį įvairių bangų paketą, kuris keliauja. Tai jeigu jie yra tarpusavyje prasislinkę, tai ką mes matom pastoviai kažkokį esantį šviesos srautą. Jie galbūt yra impulsėliai, bet ta suma, tas visas bendras vaizdas, kurį mes matom, tai yra pastovus kažkoks, nes mes tas bangas galim sudėti, tai yra pastovus kažkoks vaizdas, kurį mes matom. Taip, dar kokį vieną klausimą galima. Super. Kokios jėgos gali paveikti lazerį, ar gravitacija gali pakeisti jo kursą ir ar elektromagnetiniai laukai ar gali pakeisti būtent lazerio judėjimo kryptį? Elektromagnetinis laukas gali pakeisti, nes bangos tarpusavyje gali interferuoti. Tai jeigu viena banga sutiko kitą bangą ir tų bangų savybės skiriasi ir fazė skiriasi, tai taip mums tai gali sutrukdyti ir pakeisti tą mūsų lazerio spindulį, kuris sklinda. Jeigu mes turim gravitaciją paveikti negalime, dėl to, kad fotonas yra dalelė, kuri neturi nei krūvio, ir viskas, ką jinai daro, jinai juda tam tikrą trajektoriją, tai turi impulsą, taip vadinamą, ir turi tam tikrą energiją. Ir čia yra visi parametrai, kuriais mes galim fotoną apibūdinti. Energija ir impulsas, kryptis. O tai reiškia, kad jeigu uždėsime elektrinį lauką, tai kaip ir teoriškai neturėtų niekas pasikeisti ir neturėtų niekas pasidaryti su mūsų šviesa. Jeigu, kaip sakyti, jinai sklinda ore, tai mes labai kažko pakeisti negalim. Dar vienas klausimas. Esam matę ir filmus, ir animacinius filmus, kur herojai ginasi nuo lazerių su veidrodžiais. Ar veidrodis iš principo, nes jis ir naudojamas pačiam lazerio konstrukcijai, ar jis gali atspindėti bet kokį lazerį, net ir tą karinį, ar, kur yra ribos? Ir nuo ko tai priklauso? Taip. Ribos šiuo atveju yra visą laiką. Paprastai ten, kai būna, rodo, kad ten šaudo su tuo lazeriu, kuris gali iškepinti, rodo, kaip su metaliniu veidrodėliu ten apsigina. Tai tas metalinis veidrodėlis turėtų patapti labai gerų lydinių, nes jeigu jau gali, kaip sakyti, ir žmogui odą prakirsti ir ten kokį šarvą metalinį prakirsti, tai reiškia, ir ten veidrodžiai turėtų būti kaip ir pabaiga gyvenimo. Teoriškai gali būti naudojami tokie dielektriniai veidrodžiai, tai ten iš dielektrinių medžiagų tokias daugiasluoksnes struktūras padaro, kur šiaip kampu žiūrėsi ir ten galbūt atrodys, kaip paprastas stikliukas, pasižiūrėsi į save ir matysi tam tikrų spalvų tokį atspindį, pavyzdžiui, kokį nors žalią, matysi savo žalią vaizdą. Tai tokie veidrodžiai, aišku, jie greičiausiai irgi nuo to lazerio tokio spindulio galingo turėtų ten susprogti ir išsilydyti ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, tie dielektriniai veidrodukai, tai jie turi tik tai tam tikrą ruožą, kuriame jie gali dirbti.
Tai reiškia, jie atspindi tik tai tam tikrus bangos ilgius. Lygiai taip pat ir metalai. Metalai kai kurios bangos ilgius labai stipriai sugeria, kai kurios labai stipriai atspindi, dėl to mes ir matom savo atvaizdą, dėl to, kad kai kurie bangos ilgiai tik tai yra atspindimi, ne visi. Tai va, tai visiškai absoliučiai visiems lazeriams veidrodis bet koks netinka. Tinka tik tai tam tikras veidrodis, tam tikriems bangos ilgiams ir dėja, bet dar universalių medžiagų mes neturim, kad galėtumėm tokį vieną daiktą turėti. Tai va. Nu dar proga, dar vienam gerai. Jau labai pavargus turbūt esi, bet auka vėl čia, kaip sakant. Ar dar kas nors nori? O. Tai prezentacijos pradžioj buvo patalpa, kurioje buvo daugybė veidrodžių ir, žodžiu, visa patalpa yra veidrodžiai. O pabaigoje buvo tie mažyčiai sąlyginai, bet jiems tai noriu suprasti, kam tie super daug veidrodžių, kaip ten sąveikauja. Tu turi omeny turbūt, tai pasižiūrim, aš dar, man atrodo, kur čia buvo gražus vaizdeliai, va čia va. Tu kalbi apie šituos, ar ne? Šitą dalį. Ar ne? Ar aš neteisingai? Buvo kitas paveiksliukas, jo. Tai ne viskas, kas čia yra veidrodžiai, nes čia iš tikrųjų yra daug įvairių optinių elementų. Tai, kad iš mūsų aktyviosios terpės išeina kažkoks spindulys, kažkokia šviesa. Tai yra vieno, o po to mums norint pagaminti lazeriuką, kurio ten tas pluoštas būtų gražus lygiagretus, kuris būtų labai siauras, ar ne, kuris ten turėtų tam tikras savybės, kuris turėtų tam tikrą galią, tai mes turim pridėti įvairių optinių elementų. Tai priklausomai nuo to, kokia yra to lazerio paskirtis ir koks yra tikslas, gali būti įvairių optinių elementų. Tai veidrodžiai, lęšiai, difrakcinės gardelės, va čia ką aš jums prasiunčiau, kur ten taip šiek tiek žaižaruojantis toksai vaizdelis, tai ten yra va, difrakcinės gardelės, jeigu mums reikia kažkaip tą spindulių pluoštą nukreipti, paskleisti. Gali būti naudojami visokie ten dichrojiniai veidrodžiai, visokių labai baisiai daug mandrų žodžių. Tai iš esmės va ta visa va optinė sistema galų gale mums išveda tokį spindulį, kokio mums reikia. Tokį vaizdą dažniausiai galima pamatyti laboratorijose. Galbūt ant optinio, kaip sakyti, ant tikro lazeriuko gal ne visai tokios siaubingos ir daug elementų turinčios sistemos. Bet yra lazerių komercinių, kurie irgi turi daug visokių va tokių elementų. Ar dar brangakmeniai naudojami? Ar dar brangakmeniai naudojami? Tai jo, tai brangakmenis iš tikrųjų naudoja ir tą patį rubiną ir safyrą, tik tai tiek, kad tie brangakmeniai nebūna tie, kurie būna, kaip sakyti, iškastiniai, ar ne? Tai būna dažniausiai sintetiškai pagamintas rubinas, pagamintas safyras, netgi titano safyro lazeriai yra, tai yra safyro kristalas ir ką žmonės padaro, tai augindami laboratorijose tuos kristalus įterpia priemaišų titano. Ir tada jau tas lazeris gali turėti vat, kažkokias tam, ta medžiaga tiksliau gali turėti vat, tas koherentinės savybės, gali išduoti lazeriuką. Tai šiaip naudoja, bet niekada nenaudoja to, ką mes dedam į žiedus ir auskarus. Ką, tvarkoj? Tai dar kartą ačiū Ernestai Bužavaitai Artelieniai. Ir norisi dabar porą dar dalykų pasakyti. Kitą trečiadienį, čia pat 18 valandą, jūsų laukia paskaita pavadinimu, paklausykit, chaosas, sinchronizacija ir neuroniniai tinklai.
Profesorius Kęstutis Pyragas, mūsų fundamentinių tyrimų skyriaus mokslininkas, kuris beje sėdi čia, pirmoje eilėje, tai galėsite tokį trailerį iš jo prieiti ir pasiklausti ir sužinoti, bet tik 5 minutės jis papasakos. O paskui jau reikės ateiti, žodžiu, kitą savaitę čia ir jau išgirsti likusią dalį. Tai papasakos, kas yra chaoso teorija, kodėl chaosas kartais yra gerai ir kodėl per daug tvarkos gyvenime kartais nėra gerai. Ir kaip padaryti, kad šiek tiek tą tvarką būtų galima sumažinti ir ten bus dalykas susijęs tiek su įvairiais fizikiniais dalykais, tiek ir su smegenimis ir toliau nespoilinsiu. Profesorius yra daugiausia kartų cituotas ir cituojamas lietuvių mokslininkas visų laikų. Netgi yra įvairūs Pyrago metodai, Pyrago pavadinimo įvairiausi moksliniai terminai, žodžiu, kur yra labai daug sudėtingų, tai tiesiog tai yra, žmogus legenda, galima sakyti, ar ne? Tai čia tikrai neperskaičiam, tai labai laukiam kitą trečiadienį čia atvykit. Ir dar turim būtinai padėkoti mūsų partneriams, tai Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos kultūros tarybai ir be abejo, kaipgi be informacinio rėmėjo LRT vaikai. Tai iki kitų kartų. Ačiū.